Šiandien atėjome čia į šitą gražią vietą kalbinti dar vieno Paluknio seniūnijos aktyvaus gyventojo, Lietuvos grybautojų asociacijos prezidentas, ne bet kas, ir VŠI Krembliai vadovas, ponas Vytenis Daugutis. Aš manau, kad daugelis mūsų gyventojų jį tikrai pažįsta, tikrai žino apie jo grybų čempionato pasiekimus. Bet iš tikrųjų, šiandien noriu klausti Vytenio. Vyteni, šiandien turistas, miesto gyventojas vis daugiau kalba apie gamtą ir nori lankyti ne tik kultūros objektus, bet ir mišką. Ką jūs galite pasakyti, kodėl verta aplankyti būtent Paluknio miškus? Labą dieną. Pirmiausia, taip, Paluknio miškai yra labai geri. Geri ir miškingumas yra pakankamai didelis. Paluknio rūdininkų, o čia mes Europėjos girinkiją turim, rūdiškės, atsiprašau, ne rūdininkai, didžiuliai miškai, labai grybingi, labai uogingi. Ir tikrai labai smagiai galima praleisti laiką. Yra poilsiavietės pastatytos, atvažiuoja žmonės, pagrybauja, paukauja, randa, neranda. Toliau ten termosas įsitraukia ir laužia, važiuoja. Dabar, jeigu mes važiuotume, jie tikrai leidžia laiką, savaitgalius ir panašiai. Tai dėl to tikrai apsimoka. Čia šalia Vilnius. Tikrai nereikia kažkur tai labai toli važiuoti. O grybų, matot, čia vietiniai grybai, šitą grybų tikrai užtenka. Vasarą vogaraitės, tuoj baravykai ateis ir visų kitų grybų čia tikrai sočiai. Jeigu mes pamatysim, čia prie parduotuvės, tuoj bus supirkėjas atvažiavęs, pamatysim, kiek palukniečių prisiduria prie algos, stipendijos ar pensijos iš grybų uogų. Tai iš tikrųjų galima sakyti, kad Paluknio seniūnija yra toks, gamtos kampelis, kurį verta aplankyti, kuriame verta galbūt ir apsigyventi, ne tik tai atvažiuoti grybauti, ar ne? Taip, kaip manote? Čia pilna vietos, kur galima tiesiog apsigyventi ir gyventi ramybėje, bet kartu greitai pasiekiant miestą. Taip, naujos statybos Šventininkose, Trakuose, taip, ten namai stovi grynam lauke statomi. Palukny sklypą gali gauti šalia miško, pasistatyti namą ir tau gamta tiesiog vartelius atsidarai ir išeini į mišką. Vaikame yra čia toks pliusas Paluknio. Ir mes matom tokios naujas sodybos, tikrai jos visos miške yra. Tai kur žmogus mėgsta gamtą, tylą, tai tikrai rekomenduoju atsikelti, pasistatyti namus Palukny. Tuo susisiekimas su Vilniumi, tai čia labai greitai, pusę valandos yra centre. Tai tikrai verta ir rekomenduoju. Ačiū labai. Ir paskutinis dar klausimas. Ar įmanoma kažkur jūsų amato grybavimo pasimokyti? Į kokį renginį ateiti, galbūt jūs papasakojate? Tai pirmiausia, pas mus kasmetinė yra grybavimo šventė Paluknio baravykas, šiemet rugsėjo 19 dieną. Tai, o pasimokyt, aš gaila nepaimu lankstinukų, bet mes rengiam pamokas grybautojom grupėm, edukacijas, poilsinės, pramoginės. Tai jeigu susidaro grupė norinčių, tai tikrai paaiškinam, kaip grybauti nenuskriaudžiant gamtos grybų ir apie visą tą miško gyvenimą. Tikrai mes dalinamės savo patirtim ir mielai prašom. Ačiū labai. Ačiū Vyteni už mūsų pokalbį.